Galim aš pasakysiu. Gali. Labas, Aurimai. Tai pirmiausia, tai aš norėčiau, kad tu trumpai save pristatyti. Nu, kiek aš žinau, tai galima apie tave pasiskaityti ten internete, Wikipedijoje ir taip toliau informaciją. Visuomenininkas, keliautojas, žinomas klaipėdietis, buvęs seniūnaitis. Tavo iniciatyva pastatyta skulptūra Poškai, ne, blogeris. Motociklizmui, pataisysiu daugiau. Lietuvos istorijos. Motociklizmui, taip. Tai, o jeigu vienu žodžiu, ką tu norėtų save? Nu, kas tu esi dabar? Žmogus mylintis gyvenimą. Super atsakymas. Turbūt mylintis galbūt net labiau negu kad kiti. Nes stengia šansų iš gyvenimo duoti, tiesiog neatsisakyti. Ir aš žinau, kad jeigu kartais gali net tyčia atidėti rytoj, o rytojus gali ir nesulaukti. Stengiuosi taip mylėti, kad ta diena ir gyvenime. Jeigu kyla iniciatyva, tai aš čia stengiuosi ir gyvenime. Šitoks trumpas atsakymas, kas aš esu. Labai geras atsakymas. Na ir aišku, aš jau pradėsiu link kelionės linkstu ir pirmiausia, tai man kilo klausimas, kodėl Ramusis vandenynas? Kodėl būtent jis? Aš turbūt gal net tas atsakymas, sakykime, taip galiu pasakyti, slypi turbūt ankstesnėse net kelionėse. Nes aš irgi galvojau, anksčiau dar sakydavau, kai kam, su tuo Atlantas pertrauktas, dar kažkas, bet jeigu taip grįžti ir pagalvoti, kodėl aš taip visada į maksimalizmą linkęs labiau, tai lygiai tas pats yra tiek su pečiųjų keliais buvo, tai ėmiau iškart tolimiausius kelius, nes galvoju, kai gyvenimas kaip bebūtų eina į priekį, sakau, mes senstam, pažinti tai reikia, kaip bebūtų, tai kuo vėliau, to bus sunkiau padaryti kažką tokio, kas yra sunku tiesiog. Tai aš manau, lai būna dabar Ramusis vandenynas, o vėliau bus, kaip bebūtų jie mažesnė. Tai gyvenimas nesibaigia, ką čia gali žinoti. Nes šiai dienai galiu pasakyti, gal su likto ramiuoju ir nesibaigs tas kelionės. Galbūt. Bet kelių jau ir minčių yra galbūt 5 metam į priekį. Na ir mes dabar sėdim štai tavo valtyje. Tai turbūt svarbiausias dalykas visiems, kurie domisi tavo šią kelionę. Papasakok istoriją tavo valties konstravimo nuo A iki Z. Žinau, kad ten visko būta. Ir su kokiais iššūkiais, su kokiu didžiausiu iššūkiu susidūrėjai konstruojant valtį? Kiek mes laiko turime šiai laidai? Tada trumpiau. Tada trumpiau. Stengsiuos labai trumpai. O iš tikrųjų tie, kas teka, turbūt kas domisi, žino, kad vedu ir YouTube kanale vlogą apie pasiruošimą. Tai jau šiandienai mes turime 27 ar 8 birželio. Reikėtų tikslintis, bet jau 18 ar 19 vlogas jau pakeliui. Tai dar jau bus iki pat išplaukimo, jie turėtų realų laiką panyti, nes dabar eina šiek tiek iš anksčiau, bet tenais tų iššūkių buvo nuo parsigabenimo valties, nuo biurokratinių kliūčių, sakykime, vienas toks turbūt, kurio neįveikiau, kad ir kaip stengiausi, tų iššūkių buvo valtį priregistruoti Lietuvoje. Tai valtis, kaip bebūtų gaila, turi britišką registraciją, yra Didžioji Britanija registruota, dėl to toks nevykęs ir serijos numeris gavosi prie to žodžio mūsų Lituainė, kam užkliūna tikrai jisai ganėtinai, man jisai užkliūva, aš tik gavau tą registracijos numerį, nes, ir sakau, bet trūko dar vienos S raidės, tai būtų visą komplektą turėję, Lituainės SSR. Tai nieko, bet kai sakau, toks sutapimas, toks keistas sutapimas, bet visas, vis tiek, potekstė yra šūkis plukdomas Lituainės Sens Together. Konkrečiai yra išreiškiamas solidarumas ir palaikymas Ukrainos tautai šiame kare. Ir, kai sakau, noris kažką visada intencijai išsikelti kažkokį, dėl ko tu tai darai, kad tai būtų lengviau tu atlikti. Nes vis tiek būna sunkus momentai, sunkios dienos, sunkios akimirkas, kada tu užduodi savo klausimą, dėl ko tu tai darai, ar tau verta tą visą sunkumą. Tai aš manau, kad jeigu tu išsikeli gerą intenciją, tai tai automatiškai ramina. Aš sakau, tai darau už žuvusius Ukrainos kare žmonės. Žmonės, gynėjus, didvyrius, civilius, elementarius, savanorius. Tai už visus tuos, kas tenais begindamas tą šalį tiesiog išėjo iš šio pasaulio. Ir norisi atkreipti tą dėmesį žmonių, kad pasauliui priminti, kad tas karas nesibaigė, mes privalome padėti laimėti, nes žinom, kad ta šalis, kuri pradėjo tą karą, jinai šiaip nesustos. Niekada nekūrė gėrio ir visada po jos mes patys puikiai žinom, nes buvom okupuoti tos šalies, atsineša savim kitų bombų. Tai va, tai iššūkius.
pasiliečia, ne? Tai labai greit nukrypstu automatiškai, kai pradedu kalbėti. Sudėtinga ganėtinai, aišku, ta pati instaliacija visa technikos, kaip bebūtų, nes viską reikėjo daryti, viskas triumai padaryti, kaip bebūtų tos triumus, liukus, visas erdvės, pjaustė, darė, tai laivo gamintojas, jisai jau bet kuriuo atveju žinojo, kur galima čia ką daryti, bet viską kitką reikėjo pačiam. Sudėti techniką, rasti elektrikus, tada su vienais tariais vieni paveda, daro ir iki šiol dirba, tai sakau, tą darbą iki pat išplaukimo. Tai, aišku, Visi konstravimo darbai vyko čia Lietuvoje? Visi taip, viskas, absoliučiai viskas. Nebuvo valtis išvežama, kad kažkaip padaryti. Yra žmonių gerų ir čia, ir Klaipėdoj mes turime tokių buriuotojų, kurie prisideda, ir Osvaldas, legendinės jachtos Lietuva kapitonas, tai jis čia kiekvieną savaitę mes su juo randam apie ką apkalbėti, jis randa žmonių, jeigu reikia kažkokių padėti, tai korpuso darbus, suradom Lenką, kuris daro ir jeigu reikia kažką greitai padeda. Tai tokia bendrai, mes turim čia tokią gerą bendruomenę, tai visi ateinas tokias kartu paklaus, gal reikia tokios pagalbos, tai džiaugiuosi, kad taip yra, nes automatiškai tai labai palengvina kitą iššūkį, tai tą pačią finansinę dalį, bet kai bebūtų tą naštą didžiausią, sakiau, jau buvau pasiryžęs nuo pat pradžių projektą nešti pats. Tiesiog galvoju, jeigu pavyks su rėmėjais gerai, jeigu pavyks projektą pasidengti rėmėjų sąskaitą, tai, manau, galvoju, kad būtų gražu tą valtį palikti ir tiesiog padovanoti kokiam muziejui viso to projekto ir palikti kažkokią vertybę, galbūt, kažkam gal vertybę, man tai tiesiog prisiminimas būtų, bet jau dabar matau, kad greičiausiai taip nepavyks, teks vis tiek parduoti ir susigrąžinti bent jau dalį savo investicijų, kurias pasiryžęs ir ne tai, kad pasiryžęs, jau esu investavęs ir tiesiog reikia kažkaip nenuskriaus savo šeimos, gal. Matau pavadinimas Kuršis, mane domina. Kodėl Kuršis? Čia spontaniškai ar ilgai galvotas ir apmąstytas sprendimas? Tai turbūt iškart turėjau gal nuo to ir pradėti, kad pasveikinti jūs atvykusius į Kuršių žemę, nes mes dabar būtent esam Kuršių žemėje, galim sakyti, Kuršių žemės kraštas beveik buvome, Klaipėda pateko į tai. Man yra mūsų senoji baltų kultūra labai priimtina, turbūt, matau, kur fokusuoja akis, kad ir tas pats Baltic Tattoo Convention, tas pats irgi renginys yra ir mūsų su bičiuliu daromas ir būtent irgi puoselėjama per tatuiruočių kultūrą, bet tokios primenant atvykusiems miestams mūsų baltų papročius, krašto būtent tradicijas. Nes kaip bebūtų, aš manau, kad kiekviena tauta, kiekviena valstybė stipri yra dar ir savo istoriją. Mes esame nedidelė tauta, nedidelė, sakykime, populiacija, kaip bebūtų mūsų gal geriausiu atveju per visą pasaulį 3 milijonus galbūt šią dieną suskaičiuotus, bet mes labai turėjom galingą istoriją. Turėjom galingą istoriją, o istorija, kaip sako, dažnai mėgsta kartotis. Žiūrėkit, laiko klausimas, kada mes vėl rodysim, kad esame maža tauta, bet galinga. O tokie gal iššūkiai ir gimsta, tie tokie gal protėviai įpūsta yra, tai kažkaip įskiepita, gal ta DNR ląstelė gyva ir tokia guvi, kad aš sakau, jinai prisikelia kažkur iš kartų į kartą ir noris kažką tai padaryti. Tai mes negalime istorijos pamiršti. Istorija tai esame mes visi. Tai, kas buvome ir tai, kas būsime. Mes esame istorija. Vienareikšmiškai. Tikrai to labiau, kad mūsų šaknės labai gyvos. Na, aš dabar perėsiu nuo istorijos prie labai praktiškų dalykų, praktiškų reikalų. Ar yra riba svorio inventoriaus, tai ką jūs su savim pasiimsite? Kaip bebūtų gaila, aišku, yra jinai. Yra. Aš žinau, kad jinai bus ant maksimalios turbūt ribos. Dabar visai nesenai grįžau iš jūros, buvom į Baltijos jūrą išplaukę prieš keletą dienų su Kuršiu ir išsibandėm, pasižiūrėjom, kaip jinai jaučiasi toj stichijai vandens ir įsitikinti tam tikrus niuansus, kur, sakykime, yra kokios silpnesnės vietos, kur kokie trūkumai, reikėjo parašiutinį inkarą išbandyti, reikėjo autopilotą išbandyti. Ir ačiū Dievui, kad to laiko radau ir galimybės sutapo tokios ir oro sąlygos viskas, nes buvo besikeičiantis vėjas, kaip prispūtė vieną pusę, tas mane grąžino, toks labai gerą momentą ištaikiau ir pamačiau, kad reikia autopilotą šiek tiek patobulinti, kad reikia karabinus tam tikrus nusipirkti, kurie virvių nesuktų, tarkim, parašiutiniam inkarui. Tai kiekviena diena, kiekvienas išėjimas su Kuršiu ant vandens yra
toks, jis tau kažką parodo, ko jam dar reikia. Tai, nes čia reikės gyventi, čia aš pasiryžęs esu 8 mėnesius praleisti, bet tikiuosi, kad tai bus greičiau. Aš matau, kad tai tikrai yra ganėtinai, jeigu geros oro sąlygos, tai bus labai greita valtis. Tai, žinant ir savo potencialą, ir užsibrėžtą tikslą ir viską, aš manau, kad gali būti taip, kad ir 200 dienų neprireiks, kas būtų labai gerai, aš manau. Na, o sakykit, o kaip su maistu? Maistu reikalai. Tai vat maistas irgi tą patį svorį įeis. Maistas, ir aš sakau, praktiškai turi viskas būti taip suskirstyta, kad vietos čia yra. Čia tikrai maisto galima metams pasiimti. Tikrai, aš manau, vietos yra daug. Tuo labiau, kad šiai dienai turim tokias galimybės, kaip lokalizuoti maistai, džiovinti maistai, tai kas automatiškai ir kaloringumą išsaugo, ir maistinės vertės. Tai tuos dalykus šiai dienai atsižvelgiu, kaip tik ieškau gamintojų, jau išsitestavau keletą, dabar jau darysim užsakymą sekmadienį, tai čia gaunasi poryt, jau su gamintojais vienais čia kaimyninės šalies aptariam, ko mums maždaug reikėtų. Tų pačių lietuvių yra, kas irgi tikrai daro gerus produktus, tai yra nepigu, bet, kaip aš sakau, turim saugoti svorį ir turime maistinę vertę išsaugoti. Reikės vis tiek, kaip sakau, susimokėti už tai. Jo, ir dabar aš kažkaip pagalvoju, jūs plauksite, pradėsit kelionę iš Amerikos. San Diego miestas, Kalifornija. Kalifornijos. O tai negeriau maistą iš ten pirkti? Ar nebus, pavyzdžiui, kokių problemų nekils, tenais? Manau, kad... Pradėjau kelionės maistą, tarkim, vaistai kažkokie. Ne, manau, kad kaip bebūtų, aš esu lietuvis, mes čia Lietuvoje turim savo rinką ir man ganėtinai sudėtingai būtų Amerikos rinką dabar išanalizuoti ir susirasti ten tos maistus, parsisiųsti čia, susimokėti muitus, susimokėti PVM, sulaukti, kol jie pareis ir išsibandyti ir vėl užsisakinėti, tiesiog laiko atžvilgiais. Kad Amerika yra rinka, kurioje yra visko, tai aš net nebejoju. Ir aš tikiu, kad ten rasiu. Tarp kitko, aš ir dabar komplektuojuosi, darau 200 dienų komplektaciją čia Lietuvoje ir 40 dienų aš tikrai ten turėsiu, mažiau važiausiu 2-3 savaitės Amerikai praleisiu, kol lauksiu starto. Per tą laiką užsisakysiu, pabandysiu keletą produktų iš ten. Bet kaip nebūtų, tai yra skoniai, tradicijos maisto, kulinarijas, šiek tiek skiriasi. Gal ten, aš, pavyzdžiui, nemėgstu aštraus maisto, tam tikrų priedų, tam tikrų nemėgstu. Ne, o jie gal ne. Aš žiūriu toks daugiau labiau, kur mums priimtinas maistas, tai žinau, ką išsipandžiau, bandysiu su čia komplektuotis. Tie patys vaistai, ten reikėtų pas daktarą kreiptis, receptų krūvą gauti. Nu, čia paprašiau, pas šeimos gydytoją paaiškinę situaciją, gavai receptus, susikomplektavai, susidėjai receptus, ištinkai, žinai, viskas. Man tik gal paprašiau, aš nelabai linkęs sirgti, tai nesu gyvenime rimtai sirgęs, iš tikrųjų nieko. Nei jokiais covidais manęs nesugebėjo pričiupti, nei kokie gripai gyvenime, tai lengvos peršalimo ligos, tai nešneku apie traumas, tai tam gal nepavyko išvengti tiek, kaip norėjęs iš dieną. Bet reikia atsižvelgti, čia ir didesnė tikimybė gal man būtų trauma gauti, arba kokį uždegimą, raumenų, sąnarių, sakykime, smūgis bus nemažas. Ir tai reikia atsižvelgti, kaip reikėtų, pavyzdžiui, žaizdą kokią susitvarkyti, arba kokią traumą, kaip reikėtų imobilizuoti, arba kažkaip tai sugerti tam tikrą antibiotikų kursą, jeigu gal kokį uždegimas, kas tikėtina gali nutikti. Tokius dalykus nepasidėsti. Reikėjo tam praeiti kažkokius papildomus įgūdžius kažkokiu naujų? Yra toks gelbėjimas jūroje solas kursas, kurį aš praėjau, bet čia yra gelbėjimas jūros kursas. Jame gal labai primityviai ta vadinama priemonės užsimenama, ten daugiau irgi apie tai, kaip suteikiama pagalba sau ir kitam. O taip apie sudėtį, apie viską, kaip bebūtų kariuomeniai dar tarnaujantis esu krašto apsaugos savanorių pajėgom, priklausau Šaulių sąjungai, tai kaip bebūtų tenai įgūdžius vis tiek atnaujinam ir medicinos suteikimą, viską, ir taktinės medicinos, tas yra labai panašu. Traumos, ten gal tokios daugiau brutalesnės, didesnės, bet ką čia gali žinoti, kad čia gali nutikti. Na, o tokių žinių, kaip pavyzdžiui, elgtis ekstremaliose situacijai, valtėse, tornadas, nežinau, kažkokios tai, ne tik oro sąlygos, bet ir šiaip kažkokios tai
tokių nutikimų, ko gali kartais ir nenumatyti, bet jie vis dėlto jūroje gali pasitaikyti. Tai kaip bebūtų ta vadinama veva, karinis žargonas vevas, verčiasi veiksmų eigos variacijos, tai kuo daugiau susikursi savo, tuo tu būsi daugiau pasiruošęs. Jeigu savo uždavai klausimą, kaip pavyzdys, ką tu apsiversi. Apsiversiu, tai išgelbės diržai, tikiuosi, tuo momentu, nes vis tiek iš paprastai valtį apversti jos nėra labai paprasta. Jis turi kylį, kuris ją laiko ganėtinai stabiliai ant vandens ir čia tokia ta devintoji banga vadinama, čia aš nežinau, kas čia turi būti. Arba labai netikėtai tai nutiks, arba audros metu tikėtina labiausiai. Tai vis tiek labiau tikėtina, kad kokios audros metu. Tai jeigu tu matai, kad ateina tokia galimybė, kad tu gali apsiversti, tai tada tiesiog prisisegi. Jeigu įsivaizduoji, kad yra nesaugu būti ant denio, tai tu tada tiesiog lendi į kabiną. Užduoti tokius savo klausimus, kai sakau, yra ir paprasta, ir tuo pačiu, tu gali gal mintyse kai kurios atsakyti savo klausimus. O kaip išbandyti? Išbandymas buvo, žinoma, valties pervertimo testą darėme. Tai tenais teko pasivartyti pačioje kabinai, dar nebuvo pilnai taip suruošta, tai nebuvo nei diržų nieko, tai teko pasijusti kaip katinui centrifūgoje. Kaip sakau, tai kai kartais užmiršta augintinius, kai sako kartais skalbimo mašinas, tai aš tokį pat jausmą pajutau ir čia, tai persvertimą. Bet viskas gerai, vyko persvertimas. Šiaip tie, kas stebėjo iš šono, tai labai net nustebo. Žmonės, kurie turi, kaip pavyzdys, patirties būriavimo, ten dar kas, sako, labai nestabili pas tave tikrai. Jau konstatavo tai po viso, kad, sako, labai greitai atsistoja, labai ganėtinai sunkiai persiverčia, kas yra automatiškai gerai. Tai tikėkime, kad galbūt ir nebus taip persvertimų tokių dažnų, bet jeigu bus, matysim. Jeigu bus čia, vis tiek privalai, yra specialūs prietaisai, yra tai vadinamas saugumo virvės, prie kurių išeini ir privalai visada būti su jom prisisegęs. Yra specialūs diržai, kuriais išėjęs visada segiesi tiek prie lemelės gelbėjimus arba prie diržų ir tada jau prie čia, jeigu tu jauti tą pavojų kažkokį grėsmę. Bet kuriuo atveju dabar jūs, pavyzdžiui, matot vieną bortą atidengtą, taip? Valtis, visai iš tikrųjų bus iš abiejų pusių, bus grinai tokie irklai, iš 4 rezerviniai, 2 poros rezervinių ir vieni darbiniai, su kuriais pastoviai teks irkluoti. Tai išvirsti pračia, kaip matot, nėra tokios lengvos galimybės. Tuo labiau, kad tai yra tokia valtis, ganėtinai saugumas jis yra aukštas. Tie patys varagai atlieka irgi saugumo funkciją, aptarkumo. Aišku, kiti gal pasiginčytų, kad automatiškai ir būringumą sukelia, ir svorio dadeda. Taip, galbūt taip, bet kuriuo atveju yra ir saugumo garantas. Gamintojas sakė, kad tai yra vienas saugiausių ir greičiausiai, sako, aš manau, kad tai saugiausia valtis, kokią apskritai aš esu pats matęs, nes jis daug metų dirba su tom valtim, pats įrenginėja, sako, tai aš manau, kad čia vienas saugiausių valčių apskritai iš to, kas yra šiai dienai pasaulyje. Na ir aš grįšiu dar šiek tiek prie sveikatos. Ar reikėjo kažkokio dar specialaus fizinio pasirinkimo, kažkokios treniruotės vis tiek, buvo papildomas? Klausimas, aišku, jisai toks jau dažnai užduodamas, bet čia aš galiu pasakyti, dramos aš tame dalyke didelės nematau. Sportuoti, kas mane pažįsta, žino, kad aš sportuoju nuo 5 metų ir turbūt retas, kuris žino, kad aš nesportavau. Galbūt ten gyvenime ir buvo keletas mėnesių tarpas, trauma, dar kas. O šiaip aš visada sportuoju, bet tikrai taip, esu nuo vasario mėnesio didesniam sportiniam režime. Jeigu anksčiau užtekdavo dėl savęs 3 kartus nueiti į salę, geriausiu atveju 4 per savaitę, tai šiai dienai jau einu 7 kartus per savaitę ir dabar tik tais didėja, jau praktiškai ir 10 kartų per savaitę gautus. Visas treniruotės sudėjus. Tai jau praktiškai nebeskaičiuoju. Turiu laiko ir einu treniruojas arba namuose tiesiog irkluojant irklavimo staklių. O kaip psichologinė sveikata? Pavyzdžiui, kaip tu įsivaizduoji? Tarkim, plauki vandenynu, tau nieko nereikia daryti, ramiai, sauguliai. Tarkim, toksai laisvalakis, kaip tu įsivaizduoji, ką tu darysi? Nežinau, YouTube'e ten kažką darysi, knygą skaitysi, kada? Gal laiko bus pakankamai ne tik skaityti, bet ir rašyti. Tai vienas gal bus sunku aišku pasakyti, bet tikiuosi, kad aš vis tiek rasiu ką veikti.
Taip, rašymas man patinka, aš anksčiau vesdavau dienoraščius, iš tikrųjų ganėtinai didelį sekėjų ratą taip ir sutraukiu per pirmosius piligriminius savo kelius, kada kiekvieną dieną aprašinėjau išsamei, ką tenka patirti, ką tenka pajusti, tai žmonėms tai patiko. Vėliau, žinoma, tos galimybės pradėjo gerėti ir čia visokie atsiranda TikTokai ir visokios ten live funkcijos Facebook'e, kur tu gali jau vizualiai pakalbėti ir sutaupyti savo brangaus laiko poilsio. Tai jeigu tik tais leis galimybės, yra Starlinko antena, yra, kaip sakau, čia numatyta ganėtinai geras internetas. Jeigu tik tais leis, tai žinoma, bandysim ir streaminti iš pačio vandenyno, ir pranešimus, ir rutiną, nes aš manau, kad daugeliui bus tai įdomu. Tai ko čia slėpti? Tai jeigu tik tais bus galimybės, bandysim informaciją siūsti jums į šią pusę pasaulio. Tai jeigu nebus, vis tiek yra rutina, yra, kai sakau, pagrindas yra irklavimas. Turi irkluoti ir kuo tu daugiau irkluosi, tuo tu greičiau irkluosi. Čia yra paprastas atsakymas tame. Bet viso tai taip turi rutiną, techninės dalis, apsižiūrėti visada valtį reikia, pasižiūrėti visus mazgus, kad tavęs paskui koks mažas nesklandumas paskui netaptų didelę bėdą. Tai yra tokie darbai, aš manau, kad ir ta pati higiena, kad ir tas pats maisto ruoša, tai ta prasme, čia reikės susigyventi. Žinoma, grįžus galima bus daugiau papasakoti, dabar aš kalbu tik tais apie tai, ką aš maždaug nujaučiu, kas gali būti, bet didžiausia problema ir bus tas psichologinis išbuvimas, nes aš sakau, jeigu fiziškai galima net turbūt pasiruošti išplaukus ir sustiprėti per tą laiką pačiam beirkluojant, sakau, nes laiko pakankamai. 8 mėnesius gali grįžti raumenų kalnas, jeigu ten turėsi gerą mitybą, gerą poilsį ir gerą fizinį aktyvumą, tai čia tu jau gali ir olimpiniam turbūt varžybom pasiruošti. Bet mano nėra tikslas kažkokį rekordą laiko atžvilgių juos siekti, nes nėra net prasmės. Tu gali ir sveikatą susigadinti ir gali taip prisižaisti, kad, tarkim, nutrūks tavo kelionę, tarkim, persistendinėjant, jeigu tu jau taip eisi aklai link to rekordo kažkokio. Aš manau, kad bet kuriuo atveju tai bus rekordas, jeigu aš jau pertrauksiu. Iš to San Diego miesto, aš nežinau, kad būtų kažkas pavienių irkluotojų nuirklavęs iki Australijos. Jisai automatiškai tampa rekordas. Tai kam tada persistengti daugiau? Geriau reikia mėgautis. Kiekviena diena, kiekviena akimirka. Tada, aš manau, bus mažiau to tokio psichologinio sunkaus būrio, kad, tarkim, kažkas nepavyko, arba kažkur vėluoja, arba kažkur kažkas, matai, eina ne pagal planą. Kam? Geriau mėgautis. Kiekviena akimirka mėgautis. Visi žinom, girdėjom, kad buvai susitikęs su Aurimu Vadojavičium ir tikrai manau, kad jo patirtis tau šiek tiek, galbūt netgi lengviau žinot jo patirtį, nes jis galėjo duoti to patarimų, praktiškų patarimų. Turbūt naudosiesi jais, ar ne? Tai, žinoma, aišku, kaip jis ir pats man sakė, ne taip senai kalbėjom, sako, žinai, sako, aš plaukiu per Atlantą, tu plauksi per Amą. Sako, tai yra 2 skirtingi vandenynai. Ką gali patarti Atlantę, tu tikrai nepatarsi Ramiajam, nes ten yra visiškai kitos srovės, kitokie vyraujantis vėjai. Bet, taip, apie rutiną, kalbėjom, kaip rutina yra vedama, ne? Tarkim, kad ir tokie smulkus patarimai, kai kurie, žinoma, yra, kuriuos aš įvertinu ir kuriuos, tarkim, stengiuosi pasidaryti tas pačias išmoktas klaidas, sakykime, kuriuom pasidalina, kad galbūt ko trūko, ką reikėjo. Kai kurios dalykus pats įvertini, kad galėtum dar ir taip turėti. Tai yra elementariausias dalykas, valtyje bus šaldytuvas. Kiek jisai veiks, aš nežinau, bet jeigu jisai veiks iki kelionės galo, tai aš turėsiu tokią privilegiją ir turbūt tai kiekvienas irkluotojas galės man pavydėti, nes visi žino, kad šaldytuvas tai yra, aišku, papildomas svoris, papildomas svarbiausiai energijos šaltinis, kuris ims energiją, bet tai yra tokia motyvacija, kai tu gali atsitraukti šalto gėrimo arba atsišaldyti ledą ir kažkur gal kokią ar skaudančią vietą pašaldyti arba tiesiog atsigauti. Nes plaukimas vis tiek bus sąlyginai per pusiaują ir mes žinom, kad ten jau reikės kovoti daugiau ne tiek su kažkokiais gal šaltais orais, kiek su karščiu. Jo tikrai, aš manau, turėtų būti. Tiek lietaus, tiek karščio.
didelių audrų tikiuosi išvengsim, nes aš žinau, kad jos nėra didelis malonumas, kada būna. Ir tenka, aišku, tada sėdėti kapsuliai ir tikėtis geriausia. Kada mes tave išlydėsim iš Lietuvos? Pagal planą yra taip. Dabar mes turime jau Liepos, galim sakyti, toj pradžią sekančią savaitę, prasideda Liepa. Tai iki Liepos plus minus 20-22 valtis bus ant vandens. Kiek bus galimybės, kiek leis, dar išplauksiu į mares pasitreniruoti. Tai ištraukus ją, žinoma, ją reikės ruošti, dėti visą pilną įrangą, turiuomenį maistą, pilnai paruošti ją išsiuntimui. Jūros šventės metu jinai stovės prie Antano Poškos, prie motociklizmo istorijos paminklo ir bus pristatoma visuomeniai, kad galės kas atvykti į Klaipėdą pamatyti gyvai. Šeštadienį gal ir pats atvyksiu truputį ir papasakot kažką daugiau, gal kam įdomu bus rasti laiko tam. O sekmadienį yra numatyta ją Liepos gale Šešnikų, jūros šventės metu vežti į Švento Asyžiečio bažnyčią, pašventinti, pristatyti ją parapijiečiams ir gavus pašventinimą jau viskas, galvoti, kaip ją siųsti į konteinerių terminalą. Ir jinai keliautų į San Diego miestą, į Kaliforniją. Iki San Diego jinai paskiau iš Los Andželo greičiausiai jau ten bus veš ant automobilio, ant specialios platformos. Ir jeigu viskas eis pagal planą, tai norisi iki spalio 1 dienos išplaukti. Rugsėjo galas yra numatytas startui. Na ir tavo, sakyk, koks palinkėjimas tavo ir visai Lietuvai, tavo šeimai ir tave sekantiems žmonėms, kurie, kaip sakant, serga už tave ir žinau, kad bus stebėtojų, kurie visą tavo kelionę stebės. Ką tu palinkėjai? Sau palinkėti, aišku, psichologinės stiprybės turbūt labiausiai susiduriant su ta vienatvė ir iššūkiais, o kitiems, gal čia net nepalinkėjimas, o toks prašymas jau galbūt net gautųsi labiau turbūt iš mano pusės, tai siųskite gerą intenciją, siųskite palaikymą, kai sakau, viltį. Ir aš manau, jeigu tu jausi palaikymą, tai automatiškai bus dar lengviau viską daryti. Tai nėra dar tekę taip, kad keliauti. Gal ir yra tekę, ta ekspedicija nuo Baltijos iki Bengalijos buvo tokia, kur tikrai žmonės sekė, palaikė, bet ten bet kuriuo atveju mes dviese keliavom. Tai ne taip liūdna, čia bus vienam, bet vis tiek palaikymas yra labai svarbu. Sakau, mažiau kritikuokit, nes atsiranda vis dar tokių, kurie čia išplaukia į Baltiją, dar kažką, nors neturi nei žalio supratimo, kas yra Baltija, kas yra vandenynas, kad tai yra visiškai netinkanti jūra, kad yra treniravimusi tokio gabarito valčiai. Bet vis tiek, visi nori tą tokį, kad ir nevykusi patarimą, bet jį duoti. Yra tokių, kurie ir prakeiksmus, aišku, siunčia, kaip bebūtų gaila, galbūt žmonės nelaimingi, tai jiems noriu palinkėti, tapkite laimingesni. Pamatysit, gyvenimas kitoms spalvom nusidažys, tai nebijokit savo iššūkių, kelkit juos, aš visada stengiuosi kitus lietuvius palaikyti, kitus žmonės, pasidžiaugti už jų iššūkius, už sėkmę, už viską, tai tiesiog, jeigu palinkėsit sėkmės, jeigu palinkėsit gero vėjo, tai jau bus daug man. Tai, aišku, noris grįžti į tokią čia atmosferą, kad čia visi, Maikutės Kuršis ar ten Lithuanians ten together, kažkas, kad būtų tokia susirgę tuo. Tai ką puslapyje, tarp kitko, ir siūlau savo rėmėjams, nes yra labai įvairių paramos būdų ir paremti, ir viską, ir, kaip pasakau, ir ant valties atsidurti, ir įsigyti atributikos, ir įsigyti didesnę rėmėjo statusą. Visų pirma. Tai tiek. Palaikykit. Ačiū. Ačiū, Aurimai, ir gero ir palankaus tau vėjo. Ačiū.